Sveiki, mano vardas Kęstutis. Sveikas. Aš esu narkomanas. Dabar galvoju, taip, prisiminiau iš tikrųjų 11 metų man, kai buvo, iš tikrųjų gyvenau, kur mūsų grupė vyksta, jo. Tai pirmas mano pavartojimas turbūt buvo vagystė kaimynų būto, jo. Privagėm, atsimenu, vyno, ten kažkokio įmantraus, kur jie muzikantai važinėdavo į Europą ir prasiveždavo ten išlaikyto vyno. Vienu žodžiu, išgėriau vieną butelį ir taip prisigėriau iki žemės graibimo, atsimenu, ir negėriau ilgą laiką ir galvojau, alkoholis čia yra ne mano, nes tėvai gerdavo, jo. Ir nuo to viskas iš tikrųjų prasidėjo, nes pas mane aplinkoje ten tokie draugai buvo, jo, kad, gyvenom tokį gyvenimą, kur viskas susijęs su kriminalu, tai prasidėjo gal po to nežymiai ten kažkokie, ten gal alaus vartojimai, ten cigaretės ir viskas įsivystė, kas prasidėjo iš tikrųjų pas mane nuo žolės, jo. Tai ilgą laiką ten, kokį ilgą, neilgą iš tikrųjų, gal porą metų ten buvo ta žolė, jo, nes šiaip draugai tokie visi atrodo rimti ir kitų narkotikų nepropaguodavo, jo. Tai bijodavau iš tikrųjų gal iš vienos pusės kitų vartotojai. Ir, tas tęsiasi toks atrodo žaidimas kažkoks, tipo, čia viskas gerai, prikolinai, čia mes, bachūrai, jo. Ir po kol nepersikraučiau į kitą rajoną, jo, atsiskyriau kažkaip nuo tų draugų, tada prasidėjo kažkaip susipažinau su kita kompanija, prasidėjo tada visi tie simuliantai, amfetaminai, ratai, kokainai. Vienu žodžiu, visi lengvi. Ir tas vartojimas irgi toks tęsiasi, toks atrodo irgi kažkoks žaidimas, man patiko iš tikrųjų. Kompanijos pastoji, ten dvižucho, ten judesiai kažkokie, plotai, ten pirtis. Taip žodžiu, tęsiasi iki to laiko, kad jau prasidėjo problemos tada tarp tų pažįstamų, skaitant draugų, jo, prasidėjo kažkokios skolos, kažką ten apgauni, permeti ir, prasidėjo problemos tokius jau biški rimtesnės, kad jau negalėdavo iš tikrųjų normaliai praeiti pavyzdžiui, kaip pro Ukmergę, jo, turėdavo vaikščiot kampais, jo. Tai iš to momento, iš tų visų dalykų prasidėjo dar rimtesnis vartojimas. Pradėjau vartoti dar daugiau, nes pradėjau bėgti nuo problemų negalėjau išspręsti, nes ir baimė, ir pinigų tokiais kiekiais nepaimsi iš kažkur iš oro, jo. Ir vienu žodžiu prasidėjo daugiau nusikaltimų visokių, jo, nes reikėjo pastoji pinigų, vartot norėjusi, vartot patiko iš tikrųjų. Tame neįžvelgiau jokios ten problemos, jo. Tai iš tikrųjų man tas vartojimas ten, jaunystėje daug nesitėsi, iki 16 metų, nes turėjau prisidaręs visokių reikalų ir atsidūriau tiesiog kalėjime, jo. Nepilnamečių kolonija ir kažkaip, to nesureikšmino, atrodo, čia, dabar uždarė mane ir tas jausmas buvo, kad aš daugiau tikrai nesėsiu į kalėjimą, nes aš, nenoriu tokį gyvenimą gyventi, jo. Ir aš labai gerai pamenu, ten kameroje sėdėjau ir, buvo toks alytiškis ir jis man pastojo apie sunkius narkotikus. Kiekvieną dieną jis man į ausį duodavo. Aš iš vis, žinokit, nesureikšminau ir sakau, tu man šnekėk, man neįdomu iš tikrųjų, absoliučiai. Jokio nebuvo tokio, kaip atrodo, dabar prisimeni, euforinį, jo. O jis ten euforinas įsėdęs ir man pasakojo, man kažkaip, Ir vienu žodžiu, tai ką, aš ten prabuvau iš tikrųjų 1,5 metų ir galvojau, kad mano gyvenimas bus kitoks, aš išeisiu ir pakeisiu savo gyvenimą, gyvensiu kitaip, jo. Ir labai daug neužtruko, išėjau, susitikau senus draugus ir pastebėjau, kad jie vartoja narkotikus, tos jau stipresnius, jo. Ir man kažkaip pasidarė įdomu, nes su jais kiekvieną dieną būnu, o tai ką, aš kažkoks kitoks. Ir, pabandžiau dar kol kas neleistis, bet parūkyti jo. Ir ilgai irgi nesitėsi, porą savaičių gal parūkiau ir supratau, kad man jie vapščiai nepakeliui, nes jie kokioj būsenoje aš iš vis nieko nejaučiu ir prasidėjo narkotikų vartojimas rimtesnis, sunkių, jo. Tai irgi ilgai nesitėsi, iš tikrųjų mano ta karjera, 3 mėnesiai laisvėje ir vėl sėdžiu kalėjime. Bet jau kalėjime supratau, kad aš paragavau tikrai to, ko aš noriu dabar iki galo mirties vartoti. Ir man tai labai patiko ir aš galvojau, ką aš anksčiau vartojau ir kur aš čia buvau, tokios mintis dažnai pas narkomanus būna, jo. Tai iš tikrųjų, tai jau būdamas ten zonoje, jo,
prasidėjo visokios nesąmonės, jau tada prasidėjo vartojimas rimtesnis, kažkokios varkės, nusikaltimai tenais, apgaudinėjimai artimųjų visų ten, nuo sesers iki krikšto mamos ir nieko švento iš tikrųjų, jo. Atrodo, galėjo artimai ten už dozę parduoti, apgauti, apmeluoti ir dar nežinau ir pakišti, jo. Tai va tas va tęsiasi irgi 4 metus teko atbūt, jo, ir viskas vartojime buvo iš tikrųjų. Nelabai ten tų dienų buvo kažkokių adekvačių ir matai, kaip aplinkui vartoja žmonės ir vėl tau tas į galvą viskas kalasi ir matai aplinką, tai jo labai yra sunku ir vėl, nu tai ką, vėl tas pats išėjau vėl. Bet aš jau išeidamas sakiau, atsimenu, sakiau, kad aš karočiui noriu vartot, nes aš ką dabar čia prasidėjau, taip nežymiai pavartoju, aš vartosiu, sakau, 100%. Tas pas mane galvoj buvo ir man neįdomu iš tikrųjų buvo pasiekmes jo. Tai išėjęs, nu, normaliai iš tikrųjų uždėjau jo, pridariau vėl nusikaltimą eilinį kartą, vėl pridariau gėdos visiems, vėl atsidūriau kalėjime. Nu, tai, nu, va toks 13 metų tarpas jo. Nu, vienu žodžiu papuoliau į Marijampolės pataisos namus, o ten iš tikrųjų buvo baisu. Ten pasirodė daugiau narkotikų negu laisvė jo. Ir ten nebuvo dienos, aš 4 metus iš eilės pravartojau, liko mėnesis, o aš antiek nusiniuchinęs, kai atsiprašant, kaip paskutinė padla. Vapšė nieko neturiu, su plyšušiam tapkiam, su plyšušiam kojiniam, su vienais rūbais, viską pardavęs, viską prakaifavęs, ką turėjau, o turėjau tiek atrodo važiavęs iš kalėjimo, kad antiek buvau dugne vienu žodžiu ir aplamai dugne, ne tai, kad ten, kad pinigų turėčiau ir apsirengęs aplamai tarpusavį, tarp žmonių. Antiek aš jau buvau nusmukęs iki tokio lygio, kad man svarbiausia buvo dozė jo. Ir vienu žodžiu, ir jau iš tos pusės, kas liečias, pas mane sesuo yra jo, į sesers, kad jinai irgi matė iš to mūsų bendravimo, kiek aš čia ten priskaudinęs ir prašęs pinigų ant tų narkotikų, jinai tą matė ir sako, aš tau padėsiu, surasiu ten kažkokią reabilitaciją, jo. Aš galvoju, kokia reabilitacija, apie ką aš neku, bet faktas tame, kad mėnesis liko, galvoju, reikia biškį atsigauti, paėmiau savo jėgom, nevartojau, jo, atsigavau ten, biškį. Viskas išeinu iš šitą laisvę ir man sako, važiuojame reabilitaciją, aš taip nenorėjau važiuoti, aš toliau norėjau vartoti. Begalinis noras pas mane, tai kur tu tiek pravartoji tenais pastovi ir tiesiog nori vartoti, jo. Nori sukandęs dantis, čiut neverkdamas viduj, ten susitikau, o ten pasirodo toks pažįstamas mano iš tikrųjų ir sako, viskas, gal tave, sako, praveš per stotį, parodyt, kas čia vyksta. Tai sakau, aš pats žinau. Vienu žodžiu, nuvažiavam tipo ale reabilitacija, religinė, jo. Ir žmonės atrodo normaliai, jo, nevartoja, dirba, jo, ten važiuoja į bažnyčią, ten pasimeldžia, jo. Ten į tą, atrodo žmonės normaliai gyvena, jo, bet pas mane viduj to nėra, pas mane noras pavartoti. Ir aš tą visą laiką tiesiog pas mane begalinis noras buvo. Kiek aš ten porą mėnesių prabuvau, užvartojau, išvarė, viskas, uždėjau normaliai, susilaužiau koją, atsimenu, ten ligoninėje gulėjau, ten vos su ramentais vaikščiau, vis tiek norėjau vartoti, išėjau, užvartojau, bet vis tiek galvoju, reikia kažkur nuvažiuoti, vėl atsigauti, važiuoti nėra kur, gyventi nėra kur, vėl nuvažiavau tenais, atsigulėjau, kaip sakant, jo, vėl biškį atsigavau ir vėl pas mane tas pats galvoju. Aš apie 12 žingsnių iš vis negirdėjau, tiesiog, noras pavartoti. Ir aš ten varkės visokie sukdavau, pastoju ten į miestą išvažiuoju, pasiėmė narkotikų, dar kažką pritraukė ir va tai va 1,5 metų, ne 1,5 metus kažkur taip tęsiasi. Ir aš tiesiog pavargau, žmonės sėdėdavo, sakydavo, Kęstai, tu maladėts, davai, nebestum, susijimk, žinai. Ir jau man viduj tas buvo gėda tiesiog, aš tiesiog susirinkau ir išėjau vartoti. Kiek aš ten, gal 4 mėnesius vėl pravartoju, bet jau konkrečiai taip jau atsikeli naktį ir nieko nenoriu, jau tave kumarina, jau nenoriu gyventi, nieko, nežinau ką daryti, pinigų nėra, čia visi nusisukė, niekas nenori bendrauti, nieko aplinkui nėra, ja. Ir vienu žodžiu, po kol nedėjo vėl tas momentas, kad vėl papuoliau į kalėjimą, jo. Va tada papuoliau ir tada kažkaip gulėjau ir ant kumaro atsimenu abstinencijos ir galvoju, ką aš darau apšė, jo, kur tas mano gyvenimas, jo. Ir jau kažkur buvau išgirdęs apie 12 žingsnių, tuo tarpu kaip vartojau.
iš tikrųjų iš turbūt Evaldas Toraženkos, jeigu kažinant, gal žino, iš paralėlinės grupės. Nu, vienu žodžiu. Ir žinojau, kad yra kažkokia ten, kažkokia viltis, kur galima išėti. Nu viskas, aš savo sakiau viduje, dabar kesa viskas, paskutinį kartą dabar sėdžiu, darysiu viską tai, kad kažkur daryti iki kažkokios tos programos, kažkur kažką girdėjau. Ja. Nu ir ką, tai iš tikrųjų vėl bausmė nemaža, 4,5, kalėjime, aišku, tu nepavartosi, davažiavau iki pataisos namo, bet supratau, kad sesers nenoriu skaudinti, žiūriu metadono programą, čia galima atsistoti veltui. Nu tai ką, aš šoksiu kaip narkomanas ant metadono programos. Geriu metadoną, geriu tabletės visokias, nu ir tas toks, ten apie 3 metus jo. Nu ir viskas, ieškau išeities, kur čia kažkokia gal reabilitacija yra, kas čia tas 12 žingsnių, kažkur kažką girdėjau, iš vieno, iš kito. Nu ir vienu žodžiu, ten per draugų susirandu vieną tokį draugą, kur yra reabilitacija, kur įsiuntėm į Kubą. Nu ir viso, bet man iki to daeit, su mano ta praeitimi ir mano ten teistumais, tai ten nueini ten, sako, tau nerealiai. Tu niekaip neišeisi anksčiau, tipo, baik jokus, sėdėk ir sėdėk. Aš nifiga, aš vis tiek toks užmotyvuotas, ėjau visas ten kokias galima terapijas, ten visas užsiėmimus, elgesio korekcijos, ten raktai visokie ten, nu žodžio, ėjau visur, kur tik galima. Nu ir man iš tikrųjų nusišypsojo sėkmė, turbūt Dievas ir išvedė jo. Ir taip gavos, kad dar numetė bausmės jo ir mane paleido su tavo tapykoje vadinama, tiesiai reabilitacija. Bet kas vyko? Prieš reabilitaciją važiuodamas aš vis tiek dar užvartojau, nes viduje vartot norisi dar, bet suprantu, kad reikia kažką keist, bet noras yra. Ja? Nu realiai, jeigu taip tiesiai šviesiai nuvažiavau, pasiprašiau, priimkit mane, čia viską aš darysiu. Ką tu ten darysi? Nu, aišku, aš dar buvau abstinencijos būsino, čiūchinau po 3 mėnesių, viskas, aš jau toks sustiprėjau, atrodo, čia viską žinau, čia visus, nužvelgiu tas toks, tas anoks ir pradedu skirstyti, aš čia toks, čia man netinka jo. Ir tas mąstymas kažkoks, beprotiškas, kaip jo beprotybė savokai, tai. Ir jis mane vedė, aš sėdėjau tiesiog ten ant kėdės ir ten nieko negirdėdavau, ten apie tą programą, apie Dievą, psichologijai ir viską varo, ten tos konsultacijos kažkokios, o man iš vis net neįdomu. Aš nuskriaustas, aš beviltiškas, mano toks gyvenimas, manęs niekas nesupranta ir karočią, tipo, noriu kaifuot. Pas mane tai buvo, jo. Nu ir vienu žodžiu, iš tikrųjų, kaip aš ant to išėjau, tai prasidėjo ten iš tikrųjų santykiai pas mane, nes ten buvo ir kitos lyties atstovų, ja. Prasidėjo santykiai ten su tokia mergaitė ir tie santykiai mane išprovokavo iš tikrųjų anatkryčio, ja. Po kol neišėjau iš tos reabilitacijos, ten susipykau su visais, čia jūs visi tokie debilai, darbuotojai debilai vienu žodžiu, išėjau, įsidūriau, atsimečiau, vos nenumiriau, jo, atsikėliau, galvoju, čia per daug biškį. Toliau uždėjau, vėl atsikeliu ir tada suprantu, kad batai, viskas. O tada suprantu, kad yra batai ir pasirinkimas, kaip knygoje parašyta, mirtis, kalėjimas arba ligoninė. Galvoju, tai ką aš darau, tai ir kažkaip atsiminiau iškart, ką ten, vis tiek kažką išgirdęs buvau, kad yra ten žingsniai, ten reikia tą, daryti, jo. Galvoju, reikia grįžti, nes kai kalėjimą grįžti nenoriu ir mirti nenoriu. Čia jau vos mane atkačialino. Ir viskas, ir ką, tai paskambinau atgal, kaip jau buvo ten man gėda ir ten aplamai jo, ir koks aš ten save neįsivaizduočiau. Grįžau atgal, karočiu. Į mane pažiūrėjo, sako, eik miegot. Ir viskas, ir kažkaip, ten tęsiasi vėl ta reabilitacija, jo. Kažką pradėjau jau po biškį daryti, kažko pradėjau klausyti, bet vėl tas pats, iš tikrųjų, vėl biškį atsigavau fiziškai. Ir vėl tas pats, aš nenoriu. Vienu žodžiu, aš ten prabuvau, aš neskaitau, kad ten kažką dariau iš tikrųjų. Prabuvau 4 mėnesius, jau baiginėsi tą reabilitaciją, aš jau viskas, aš jau noriu į sociumą, ašgi tiek laiko prasidėjęs kalėjimo, norisi iki žmonių, ką aš čia sėdžiu su tais narkomanais, alkoholikais kažkokiais, žinai. Aš jau čia pramušinėjau, jau kokią integraciją gal kažkur, o aš gyventi nemoku, aš tik ką moku pavogti, apgaut, pameluoti ir sėdėti kalėjime. Aš nei dirbti nemoku, nei bendrauti nemoku, nei kalbėtis normaliai nemoku, apšiai nieko nemoku iš tikrųjų gyvenime. Ir nieko nematęs gyvenime, apart nuo 16 metų tų įstaigų. Ja.
Nu ir kažkokiais būdais aš ten susikalbu, kad mane leistų integruotis, jo, ten važiuoti, vat, kur dabar iš tikrųjų dar esu, jo, dirbu tik tai, jau negyvenu, bet dirbu. Nu ir vienu žodžiu, išvažiuoju tą integraciją, atvažiuoju tą darbą ir, nu, čia sako, tau reikia grupėsai, tau reikia ten tą daryti, programą daryti, susiras globėją. O aš galvoju, kažkokį nesąmonę, aš jiems sakau, jūs manęs nestatykite tos rėmus, žinot, narkomaną, kaip statai rėmus, kas vyksta, dar greičiau, aš jiems pradedu gydytoją direktorių. Nu ir vienu žodžiu, einu į vieną grupę, į kitą grupę. Ir aš supratau, aš kelis mėnesius, o tai jau pavaikščiau ir aš supratau, kad tas sėdėjimas kėdėje, atėjęs pasėdėti kėdėje grupėje, mane vapšė nieko nesuteikia. Nulis iš vis. Kažką pasiklausai, išeini vėl chujovai. Nes girdžiu vieną žmogų, va, čia einu žingsnį, susiradau globėją, čia veikia, čia tas anas, tas skambina irgi ten draugas, konsultantas priklausomi, Kestai, būtinai susiras globėją. Ir viskas, pradėjo tie jausmai tokie. Tipo, aš nieko nedarau, nors galiu daryti. Vat mane tas iš tikrųjų kabino, kad vat daryti iki žingsnių, jo. Ir kažkaip atėjau vat, į šitą grupę, jo. Da, atsisėdu ir mane ten iš tikrųjų užkabino žmonių iš tikrųjų tokie skirtumai. Vienas žmogus toks, kitas toks. Ne visi tokie kaip aš. Ir mane tas kažkaip, sužadino, kad, ne visi žmonės veiksta tokie kaip končininiukai. Yra kažkas ir toks, ir ten muzikantas, ir dar kažkoks. Ir mane tas kažkaip sugundė. Nu ir vienu žodžiu, kiek aš ten gal 2-3 kartus nuėjau ir, man mūsų narys, jo Slavas, sako, Kestai, susiras globėją, nes nieko nebus. Nu ir iš tikrųjų, galvoju, ką, reikia kažką daryti, jo, nes, aš nenoriu grįžti į seną gyvenimą. Mane vien tik tas, nenoriu aš grįžti į seną, nes noriu gyventi kitaip, jo, kažkaip kitaip. Ir vienu žodžiu susiradau savo dabartinį globėją, jo. Kaip susiradau, patiko jis man iš tikrųjų, gal, kaip žmogus, jo. Priėjau, pasiprašiau globos. Gerai, sako, ir galvoju, ką čia dabar pradėsim daryti, bet pasirodo mano globėjas nelabai su Dievo agnostikas, ašgi toks tikintis, ten ir bažnyčiose krikštytas, ir ten tą daręs, ir į bažnyčios vaikščios pamokslus klausęs, ko aš tik nedaręs. Ir kažkaip, daėjom iki antro žingsnio, ir aš savo vidų galvoju, tai apie kokį aš galiu po to trečio žingsnį galvoti, jeigu aš žmogaus negaliu paklausyti. Savo globėją ir aš pradedu galvoti, jis ten tiki, netiki, agnostikas, neagnostikas. Ir nuo to momento kažkaip pasikeitė, aš kažkaip pradėjau klausyti, nors ir aš ką ten galvoju, išmečiau tiesiog. Galvoju, kas sako, reiškia, taip turi būti. Ir nuo to momento kažkaip pradėjo keistis, jo. Ir iš tikrųjų, ką dabar pasakau, ten tiek buvo tos ir religinių dalykų, ir atrodo ir tikėjimo, tiek visko žinojau. Bet tik šioj knygoje, kai pradėjom maldą skaityti trečio žingsnio, supratau iš vis, ką man reikalingas Dievas. Nors atrodo, tau čia reikia Dievo, pastovi visi sakydavo, šitą, ir aš ten, atrodo, girdi kažką, bet nesuprasdavau, kodėl, Ir atrodo, Dieve, ten patrauk man tą norą ten vartoti, jo, nes norėdavau pastovi vartoti. Ir pasirodo, čia nenori esmė, jo. Tai vienu žodžiu, tada tik atėjo į galvą, ką man reikalingas Dievas, jo. Tai taip, jeigu ten tai žingsniais visais neįnant, jo, tai iš tikrųjų atėjo kažkoks toks supratimas, jo, kad, mano gyvenimas iš vis, dabar be Dievo kažkoks beprasmis, jo, nes kiekvieną dieną ir, kiekvienu momentu sunkiu aš remiuosi į jį, jo. Ne tai, kad skambinu globėjui, iškart pagalvoju apie jį ir prašau jo tos stiprybės, pagalbos, jo. Ir kaip bebūtų sunku, ir su Aivaru kartais pasišnekam, tenka eiti ir 10 žingsnį daryti, nors ir kažką blogo padarė prieš kitą žmogų, nes man vis tiek tas senas mąstymas pastovi išmuša, jo. Ir nėra ten tiek to pabudimo, turbūt dvasinio daug, jo. Bet vis tiek tas požiūris pasikeitė aplamai, jeigu iš programos pusės liečiant, tai kardinaliai pasikeitė aplamai. Rakursas gyvenimo net, apie ką iš vis aš noriu ir apie ką čia šneka ir apie tos visus principus, nes aš visada galvoju, kad man kažkas kažką privalo, turi duoti, ten valstybė, žmonės, ten sesuo, tėvas, mama, jo. Bet iš tikrųjų 4 žingsnį rašydamas aš kaip pasižiūrėjau į save, koks aš esu, egoistas, jo.
Ir nesvarbu, ar man žmogus padarė gerą ar blogo, aš vis tiek taip pat jį žiūrėdavau. Tai kaip tu atsisėdi prieš tą veidrodį savo, tai, toks aš iš tikrųjų nustulbęs, aš galvodavau, kad aš ten toks, bet ant tiek, kad karočiu, tai išvis, žinai. Tai iš tikrųjų parodė mano tikrą veidą, jo prieš save atsisėdau ir tu rašai ir matai, koks tu esi, jo. Ir tiesiog, prašau Dievo, kad toks nebūčiau, jo, kad vestų į savo, jo, tą valią, kokia jo iš tikrųjų yra, nors visko būna iš tikrųjų. Tai yra sunku, jo, bet žingsnių dėka aš galiu eiti, ką sako programa, jo. Nes aš taip neįsivaizduoju iš tikrųjų, atrodo, kaip aš gyvenau anksčiau ir, man ten sutinki kažkas, sako savo valią. Kokią savo valią? Žinau žmonių, kur savo valią gyvena ir jie gyvena seną gyvenimą, tiesiog nevartoja. O aš ne to noriu, tai tas vartojimas, tai kaip aš elgiuosi, aplamai, mano tas elgesys, mano to elgesio blogai, o ne nuo to vartojimo. Aš kažką blogo, pavyzdžiui, padarau, ne? Arba kažką gal skaudinu ir mano ego neleidžia atsiprašyti ir man blogai po to, tas visas dienas man blogai, po kol nepadarau 10 žingsnių, jo. Mano apie ką šneka. Man kam reikalinga programa, jo, kad perlipti savo kažkokius principus, įsitikinimus, tą kažkokią ideologiją to gyvenimo kito, jo. Ko man reikia, o tai vartojimas man tik pasiekmė tik tai. Aš tik vartodamas tą viską užmesdavau ir man būdavo neįdomu, kaip aš ten ką padariau, jo. Tai aš nežinau, iš tikrųjų, daugiau ką čia ir pasidalint. Dar pasidalinsiu jo, iš tikrųjų jo. Darau 12 žingsnį, jo. Ne tai, kad reikia, o darau, jo. Aišku, gal yra toks viduj dabar iš tikrųjų pas mane, kad nėra globinuko. Vienas buvo nusirovę ir man kažkoks atrodo neįsipildymas. Bet pastoviai dalinuosi, tam, anam, sutinku kažką, bandau sakyti, ir meldžiuosi Dievą, tai gal ne laikas dar, kaip čia yra, jo. Tai iš tikrųjų, norisi man kažkaip, perduoti tą, ką man davė, tie žmonės, nes atsimenu sąlygas, sako, Kęstai, eisim žingsnis, jeigu perduosi kitam žmogui. Aš tada iš vis net negalvoju, nifiga, savo pasiimsiu, neveikia man čia nieko perduoti, jo. Bet dabar suprantu, kad aš nenoriu egoistas būti, nes jeigu būsiu egoistas, vėl man blogai, jo. Tai norisi žmogui perduoti tai, ką gavau iš šios knygos, jo, iš tikrųjų. Jo, nes aš nežinau, labai daug ką pasakot, labai daug patirties pas mane nėra, jo. Šiai dienai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad atradau šią grupę, iš tikrųjų, nes, jei taip atvirai, aš net ir būdamas reabilitacijų, aš sakiau, aš nedarysiu jokių žingsnių, man kažkaip arčiau ten buvo, Dievas, bažnyčia, jo, aš nueisiu ten susirinkimus ir sakau, man nereikia, kažkaip, to nesureikšminu, bet dabar pasikeitė kardinaliai viskas ir aš tiesiog neatsieju, atrodo, kaip aš galėčiau dabar būti, taip, gyventi jo be to. Mane nėra ten, kad, man čia dabar reikia nueiti, karočiui, ir viskas, dėl kažko. Aš pats tiesiog noriu, man malonu ateiti, iš tikrųjų, tarp visų žmonių, jo, pas mus grupiai. Ir neseniai prisimenu ir naujus metus, kaip, buvom blaivi, jo. Ir atrodo, iš kažkam sakau, įsivaizduok, aš tai vapšiai nieko skaityk neturi, niekas nesikviečia, o čia grupės nariai pasikvietė. Žmonės, vis tiek draugiškai, jo. Tai tas neatsiejamas atrodo dalykas, jo, kur dabar pagalvoju, pas mane iš vis reiškia draugų nebuvo. Vieni narkomanai, alkoholikai, ten vagys kažkokie, kokie ten draugai. Draugai, kad tavim pasinaudoti, jo. Va čia yra tikri žmonės, kurie nori tau pasidalinti savo patirtim ir kurių galiu klausytis. Ir aš dažnai klausausi iš tikrųjų tą patirtim. Kažkaip toks sėdžiu, atrodo, kaip vaikas ir klausau jau kas daugiau praėjęs ir pastoviai gaudau viską, kad ant to pačio neužlipti, jo. Nes nesinori iš tikrųjų niekur lipti, nes tikrai nesinori grįžti, kur buvau ir galiu iš vis niekur negrįžti, kas svarbiausia, nes aš toks pas mane tipažas, kad, aš nemoku ten pabiškį, jeigu aš jau pradedu, tai konkrečiai pradedu ir galiu niekur negrįžti. Tai iš tikrųjų ir gaila, ir kitų žmonių pastangų, iš tikrųjų ir savo pastangų kažkokių, jo. Nes laikas eina, tai
jeigu nieko nedarai, niekas ir nesikeičia. Tai viskas priklauso nuo mūsų, jeigu aš nieko nedarau, tai nieko ir nebus. Tai iš tikrųjų dabar sveikime, jeigu ten būna, kad, matai, kad nieko nedarai, tai vėl grįžti vėl biškį prie seno, prie kažkokio mąstymo, prie kažkokių ten pasisakymų, gal vėl kažką pradedi teist ir vėl pradedu save pagauti, kad aš vėl nieko nedarau. Vėl nieko nedarau ir vėl man viskas aplinkui blogai. O tai kas, dėl ko man blogai, nes kad aš nieko dėl to nepadarau, tai vėl grįžti atgal, vėl pasižiūri, ką ne tai padarėjai. Ir va taip, kažkaip pabiški ir, bandau į tą įeiti ir sekasi iš tikrųjų, neblogai. Nors pradžiai buvo sunku iš tikrųjų, pradžiai iš vis buvo sunku. Kažkaip, globėjas sakydavo, juokdavosi iš mano situacijų. Tai sako, čia nieko, čia sako, viskas pas mane praėjo, sako, čia oras. O man tai ne oras. Man jinai pasakė, kad aš čia toks, ne, ten darbe. Mane įžeidė, manegi aš toksgi geras čia, ir aplamai, jo. Ir tokie maži dalykai dabar atrodo, žiūri ir jokiesi, kaip programa, jo, ir Dievas, leidžia pažiūrėti kitų rakursų, jo. Tai tai iš tikrųjų daugiau nežinau, ką čia pasakyti, užduokit klausimų, jeigu yra klausimų. O taip, džiaugiuosi, kad blaivas ir kad, galiu kažką pasidalinti, kažkokią patirtimą. Ne kažkokia vis tiek patirtis. Tai ačiū. Dėkuoju pranešėjai. Tai prašome klausti, dar turim 30 minučių klausimam. Aivaras narkomanas. Sveiki. Ačiū tau už tavo 12 žingsnį. Aš tai, kad perdavėjai jau savo patirtį. Tai iš tikrųjų. Čia aš apie tai, kad nepergyvenau. Jau darai tą, kad turi daryti. Ir ačiū tau iš tikrųjų labai už nuoširdumą ir noriu paklausti, net neklausiu, ar tau tai buvo, nes įtariu, kad buvo. Ar praeina nors kiek tas jausmas, kai jauties tarp kitų žmonių kažkoks kitoks? Ta prasme, žinai, kaip būna toks, kaip iš medžio biški iškritęs, kad jaučiuos biški kažkoks, toli gėda, toks kitoks, žinai, biški, toksai geriau patylėti, ten kai nieko pasakot, žinai. Arba tik blogą atrodo galėjai pas save papasakoti, o gero nieko nėra. Ir jauties toksai biški, žinai, pastovi. Praeina tas jausmas, ar dar ne? Vienu žodžiu, čia tas jausmas čia buvo žingsnio eigoje, kaip dariau. Ir jis toks stiprus, gan aš ir darbe bandydavau ten, jūsgi nesuprantat, mes čia priklausomi, čia, karočią. Ir ką aš mašinai pasakau, 5 žingsnis iš tikrųjų buvo nesuglobėjų. Buvo su mano to draugu, kuris turi irgi daug patirties ir blaivybės. Ir aš net biškį dariau 5 žingsnį dar ir iš kitos knygos, ten klausimų krūvos ir ėjau per save, per visą. Ir aš ką supratau po to žingsnio, jo, kad tas nei vienas žmogus aplinkui, ar jis ten būtų kažkoks ten, ar dar kažkas, man iš vis neturi nieko sudaryti. Man gali kažkokį jausmą, gal momentinį, aš galiu pagalvoti, bet aš tikrai neturiu apsikraut, kad jis čia dabar toks, o aš čia toks, jo. Ir man kažkaip nuo to žingsnio kažkaip pasikeitė tas mąstymas. Ir net dabar, pavyzdžiui, būna, ten darbe būna, jo, ten atvažiuoja, ten pasiseka kažkokios direktorios draugės, ten kažkokios ministrės, ten, ir tarpusavį šnekam, ir ten jos, tai sako, tu mūsų šeima, net taip jau net būna, žinai. Ir man kažkaip tas, aš pradėjau kažkaip, supaprastinti visko, ne tai, kad, oi jo, iš čia dabar toks, o iš čia toks jau biednas, ne, toks niuchas, karočią. Tas jausmas buvo, bet, nežinau, man po 5 žingsnio, jo, pasikeitė tas, kardinaliai pasikeitė, kad atrodo, kaip išmetė būtų, žinai. Aš nežinau kodėl, nes atrodo, pripažinau ten viską, jo, ir save priėmiau, koks aš esu, žinai, o ne tai, kad dabar man lygintis, man nereikia lygintis, aš ne dėl to ten stoviu, kad lygintis. Svarbu, kaip aš jaučiuosi, žinai, tarp jų. Aišku, tai gal visko gali būti, jeigu ten tave kažką tau ten pasakytų, ar kažką, žinai, tave, ten bandytų, tai tu gal vis tiek pasijaučiau, žinai, kitoks ir primestum. Bet taip realiai, tarp žmonių, tai, pavyzdžiui, aš tai iš vis tarp žmonių dirbu, jo, ten ateina pas mus klientai, krūvos iš visur, iš visokių ministerijų, aplamai, ir ten niekas nesureikšmina net. Ten kaip tik visi šypsosi, kalbasi ir žino, iš kur tu, iš kokio molio, iš kur tu čia atėjęs ir ką tu čia darai, žinai.
Ir nesijaučia to net, nu, tarptų žmonių, žinai, kažkaip, nu, žmogiškai. Po 5 žingsnio. Jo, vat man ta 5 žingsnis padėjo tam. Nes aš labai jaučiau tą dalyką, aš visada sureikšmindavau, kad tipo, mes kitokie, mūsų nieks nesupranta, mes priklausomi, čia pas mus viskas paaštrinta ir ten, nu, ką čia jūs čia kaip jūs čia šnekat, jums reikia mokėti, mokintis, skaityti knygą darbdaviam ten ir panašiai, žinai. Nu. Ačiū. Sigutė priklausomas. Sveiki. Ant kiek tau svarbus 11 ir ką tu apie jį gali papasakoti? Kaip tu pažai? Vienu žodžiu, gerai, 11 žingsnis, jo, tai pavyzdžiui, aš atsimenu, dar reabilitaciją prisiminsiu, vat, man visada sako, Kęstai, propaguok, sako, rytinę maldą. Aš ryte atsikeliu, aš toks žmogus, jo, kad man, nu, aš toks norisi atsigauti, dar kažką, jo, nu, prasijudint, aš negalėdavau. Nu, ir man globėjas pasakė, sako, tau rytinė malda turi privaloma būti. Pasimels, vakare pasimels, pražėl, pradėkoti jo. Ir aš dabar šiuo momentu, aš puikiai suprantu, jeigu pasai nėra tos meditacijos rytinės, jo, mano diena eina taip šonu iškart. Nes aš nepadarau to, ką aš turiu padaryti, jo. Nes aš, kaip ir sakiau, jo, aš, nu, neatsieju dabar, va, aukštesnės jėgos. Nes aš visada remiuosi ir, nu, man reikia sustot, padėkot, pasimels, paprašyti jo, kad jis, nu, mane vestų vat, visą dieną. Ir, nu, aš tai skaitau, kad čia labai svarbus dalykas mano sveikime. Net pats svarbiausias iš tikrųjų, nuo dienos pradėjimų pats svarbiausias dalykas yra. Nes, nu, aš tai neatsieju nuo to, kad, vat, nu, kartais net būna, atrodo, kažkur skubi, tai vis tiek sustojim, nu, nors kažkiek laiko, kad, nu, net atiduoti jam tą kaip dėkingumą, aš skaitau kaip dėkingumą jam atiduoti, kai jis šiandieną duoda, jo, ne taip egoistiškai atsikėlė, ai, numot ranką galima numot, bet po to dieną aplinkui visi tave nervuoja ir tu visus nervuoji, jo. Nu, man tai pirmoje vietoje iš tikrųjų šitas dalykas, kas liečia 12 žingsnių. Nu, aš tai neatsieju, vat rytinės maldos, nu, nėra svarbesnio dalykų iš tikrųjų iš ryto. Tada jau ten prasideda visas tavo ruoša. Ką darau, atsikeliu iškart meldžiuosi iš tikrųjų, prabudęs. Tai... Vakare? Ryte. O vakare? Tai vakare irgi. Tai vakare peržvelgiu savo visą dieną. Ką dariau, ką blogai padariau. Ieškau, kur reikia rytoj daryti 10. Nes dažnai tai būna. Ir kartais būna tokių dalykų, kad meldiesi Dievui bet mano ego neleidžia padaryti. Vat ateini aš vis tiek, žinai, ašgi teisus, po to vakarį vėl meldiesi, po kol, nu, nepadarai. Ir kas svarbiausia, aš jau iš anksčiau žinau darbę programas, kad atsiprašyti žmogaus, tu kaltas, nekaltas, žinau, kad tai veikia, betgi aš nenoriu padaryti, ašgi žinau, kad čia jisai kaltas, ne aš kaltas, ne. Tai vakarinė irgi tokia, nu, padėkoju už viską ir pražvelgi visą dieną jo, kaip jinai praėjo. Iš tikrųjų, aš tai dėkoju, man labiausiai patinka, kaip pas mane sunku ir aš tada dėkoju Dievui už tą sunkumą, kad jis mane praveda jo. Nes aš atsimenu save tokį, kad, nu, aš kaip impulsyvus toks, kažkas kažkur aš iškart, nu, einu vartoti jo. O dabar tiek tų, atrodo, situacijų čia buvo per tą laiką, kur, nu, atrodo, nežinau jau, kas čia turėjo būti. Ir atrodo, tikrai tokių ekstra buvo ir tų gal emocijų, ir nervų, ir pykčio, ir nepasitenkinimo. Ir aš nenubėgau kažkur, o vat, nu, vis tiek programa išvedė ir globėjas, ir kiti žmonės išvedė, nu, vis tiek į pradinį tašką, vat, kur esu dabar, jo, o ne eit vartot. Tai kažkaip taip. Ačiū. Jokūbas narkomanas. Šiaip dažniausiai, pastebėjau, skaitant ir mane, dažniausiai šitą grupę ateina, mes neturėtume vilties, kad kažkas padės ir kad apskritai šitą programą gali mums asmeniškai padėti. Tai norėjau paklausti, ar dabar tu turi tą kažkokią viltį, kad darydamas programą, jeigu ją darysite nuosekliai ir sąžiningai, kad viskas bus gerai ir jeigu taip, tai kuriuo maždaug momentu tas jausmas atsirado, ta viltis kažkokia? O čia geras klausimas. Vat vienu žodžiu, susitikau savo globėju, atsisėdom tą knygą skaityti jo. Jis man žinai ką pasakė, sako Kęstai, sako, būk sąžiningas ir nuoseklus. Vienintelė sąlyga, sako, vat, nu, jeigu taip darysi,
viskas išėjęs taip gerai, kad, nu. Ir aš atsimenu, tą 4 pradėjau rašyti jo, ir aš blemba sėdžiu ir galvoju, dabar, ne, šito nerašysiu, skambinu globėjui, sako, Kęstai, atsimeni sąlygą. Ir aš tada savo pradėjau galvoti, tai kam aš darau? Aš dėl jo darau ar aš savo darau? Tai jeigu aš nenoriu daryti ten kažko, tai aš einu vartoti toliau. Tiesiog einu vartoju ir viskas. Kam aš čia kažką apgaudinėjau? Save apgaudinėjau prie to sąsiuvinio atsisėdęs, jo. Ir viskas mane tas taip užkabino, aš taip nuoširdžiai pradėjau daryti, tikrai nuoširdžiai. Viską iš širdies, o ne tai, kad kažkas kažką ten pažiūrės, pagalvos, jo. Ir man tas, tas nuoširdumas kažkaip davė tokį vapšė, kitą poveikį, žinai, kad dėl savęs darau, o ne dėl kažko. Ir šiam momentui su kažko šnekėsi ir jam bandai apie programą šnekėti, aš tai suprantu, kad, čia paliubomu taip. Ir ten pradeda pasakot, kad, čia susirasiu vyrą ir aš pasveiksiu. Blemba, galvoju, kokį vyrą. Tai sakau, aš irgi neturiu, aš visą gyvenimą galvoju, kad manęs ten tėvai nemylėjo, ten tas, anas. O dabar, sakau, man pofik, sakau, aš dabar supratau, kad čia iš vis ne tėvai ir ne kažkas ir, tai tu vaikas 12 metų būdamas, tu pasirinkai, pasirinkimo pas tavęs, sako, smegenis, dar neveikia. Kaip, sakau, neveikia, yra mėlynas saldainis, yra raudonas saldainis. Kokio tu saldainio nori? Mėlyną, raudoną? Ar tau tėvai turi parodyti kokio saldainio? Ir supranti, ir tas, toks, mąstymas, man, žingsnių dėka tik atėjo, kad čia iš vis niekas neprie ko. Ir ten kapstytis, ten vaikystė, ne vaikystė, tas anas. Taigi aš pasirinkau. Taigi buvo, pavyzdžiui, 2 tipažai draugų. Buvo draugai, kurie nevagė, gyvena normaliai, ten su tėvais, o buvo tokie, kur ten visą dvižuchą. Kodėl aš nenuėjau prie tų draugų? Taigi aš pasirinkau, mane tėvai nenuspyrė, eik pas tos, teisingai. Bet čia labai svarbus dalykas iš tikrųjų, jo, tas nuoširdumas, jo. Aš skaitau, kad, be jo, tai ir parašyta, būk nuoširdus ir nuoseklus, jo. O aš dar kažkaip ten reabilitacijų būdamas, ten irgi knygui parašyta, intuityviai eina programą ar nuosekliai. Ir man pastovi sakyti, Kęstai, tu taip, paviršutiniškai žiūri visur. Ir aš sakytų, ašgi jaučiu čia pastovi. Bet, tas iš tikrųjų, tai, nelenda, tai paviršutiniškai. Arba darai, arba nedarai. Tai tas pats ir, dabar, jeigu tu taip paviršutiniškai darai, tu taip ir jautiesi. O jeigu darai taip, kaip reikia, kaip tau rekomenduoja, nuoširdžiai, ne. Ir ne dėl globėjo aš darau, dėl savęs, nes mangi blogai būna po to. Mangi tos būsenos visos blogos būna. Ne tai, kad aš noriu įtvartoti, bet aš blogai jaučiuosi po to, dėl to, jo. Tai nuoširdumas ir sąžiningumas pats svarbiausias, aš skaitau irgi, programai dalykas. Ir aš skaitau, kad jis reikalingas, kad jeigu nori tu eitom, tai tik taip. Aišku, jisai gali tau prabūst, tu gali būti ir toks skeptiškai, kaip, žmonių būna, kad netiki programai ir netiki Dievo sąvokoje, taigi palaipsniui viskas eina. Bet tu matai, kai pradeda tas veikt tavo gyvenime, tai tas viskas ir įsivysto, automatiškai skaitau. Manau, atsakiau klausimą. Ačiū. Dar turim 17 minučių. Klausimam. Klauskit, kažko gal naujokas gal nori kažką paklausti. Kiek laiko nevartoju? Jeigu iš tikrųjų, tai ten pradėjau skaičiuoti kažkada, bet žinau datą tik tai. Datą vasario 14 ir, kiek čia dabar bus, jeigu praeitų metų vasario 14, pusantrų, kiek čia. Pradėjau po to nežiūrėti, neskaičiuotų mėnesių, nes supratau, kad ne mėnesių čia esmė. Svarbu, kaip aš čia jaučiuosi. Ir ten grupė irgi ateina, atrodo, ten, tai, kas man iš tų metų, jeigu man blogai kiekvieną dieną, jo. Tai aš kažkaip pradėjau per tą prizmę žiūrėti. O ten, kad primetė maždaug, ten tada ir tada žinau tą datą ir viskas, kada aš atkritau. Ir nuo to, kada prasidėjo tas visas, jo. Bet jeigu realiai tai paimt, jeigu tas grinai jau tokia blaivybė, kur tu jau gali belė kada kažką pavartot, tai aš skaitau, išėjęs į sociumą, jo. Tai kiek čia bus čia? Metai 2, be jokios cheminės medžiagos, kur tu gali paimti tiesiog. Jo. Kiek kartų per tą laiką buvo tokių momentų, kad galvoji atkris?
iš tikrųjų buvo vienas momentas pradžioj turbūt. Kažkaip ten, nu, atvariau į tą miestą ir ten kažkoks pažįstamas tipo. Ir jau man kažkoks momentas buvo gal pavartoti ten lengvų narkotikų, bet gerai, man draugas kažkaip irgi sveikime ten, tipo, kažkaip ten nusimazinom ir viskas. Ir nuo to laiko kažkaip pradėjau vaikščioti grupės. Pas mane minčių, aš galiu pagalvoti, galiu prisiminti, pavyzdžiui, nu ten, ar sutinku kažką jo, bet pas mane to noro. Aš tiesiog numatau pasiekmę. Aš sutinku žmonės pažįstamus, sutinku, zdarovo, ten keša, ten prasideda, ten daug eurų, dar kažką. Aš matau save, tiesiog. Aš pamatau, man iš vis jokio noro nėra matyti save, karočią ir grįžti prie to. Nes aš, nu, jeigu taip realiai, nu, tai aš prisimenu save, tai ten viskas eina. Ten ir bučiokų rinkimas, nors tu prakaifuoji po 300-400 eurų, bučiokus renki prie Lidlo po to, nu, vakare, nes neturi parūkyti, tu įsivaizduoji. Ir tu pamatai tokį visą, ir tu prie savim sveikinasi, man net gėda, žinok, jau. Net gėda atrodo, nu, ir tu jam šneki ten, mes čia važiuosime į užsienį, čia tą, na, žinai. Galvoju, kokį užsienį, nu ir ką tu jam pasakysi, supranti. Ir aš, nu, viskas, ir aš, nu, pamatau, koks aš buvau. Tai, jei apie norą klausi, tai noras dingo, konkrečiai dingo noras. Aš pats šokė. Aš anksčiau, žinok, tai sėdėdavau tai reabilitacijoje, tai atratė, o aš, blemba, noriu vartoti. Ir jau žinau, jau ten papkės, ten tas pajungtas, čia greičiau pasibaigtų, aš jau čia taksi, čia važiuoju iš Balsių važiuoju per visą miestą, įstoti pasiemam šunį žiemą, primės, tipo šunys einam vedžio. O tai būdavo, tu įsivaizduok, kiek tas beprotybė būdavo. Ir dabar to nėra iš vis, nu, atrodo, nu, nenori vartoti. Kaip čia nenori vartoti? Nu. O tai būna. Dievas pašalina, reiškias. Ir ilgalaikis kažkoks, nu, nebuvimas vis tiek be cheminių medžiagų. Tai grįžta sveikas protas pas tave. Kaip parašyta, grįžta sveikas protas. Nu, kaip nesuk, nu. Taigi tu pamatai kitom akim, kas vyksta, ne? Kas aplinkui vyksta, kas su tavo gyvenimu vyko. Jeigu tu nori grįžti atgal. Nu. Aš tai, pavyzdžiui, nenoriu apšė nenoriu. Ir kaip ten bebūtų. Aišku, minčių, nu gerai, vartojimas. Nu buvo gal mintis tokia, atsimenu, Juodkalnijoje dabar buvom išvažiavę ir tipo, nu tai čia kažkaip matęs, tai gal ten alaus, nu 0,0 nusipirk, žinai. Ir tai parduotuvė atsistos, ten belekiek to alkoholio. Ir aš taip žiūrėjau, nėra ten to alaus 0,0, iš draugeliai sakau, ir aš savo mintyse galvoju, ką aš čia pjaunu grybą iš vis, kokie mano motyvai, apšė apie tą alų, žinai. Nu galvoju, viskas, nepirksiu. Ir įsivaizduokit, ant kiek, nu, situacija, tai pasisuku ir pilna karzinkė to nulinio, karočią, pilna. Tai įsivaizduok, ant kiek, nu, tave bando, žinai. Ir aš vis tiek viduje nafik sakau, nu, ko aš iš to noriu, ką aš noriu, tipo, apgauti, tipo. Ar aš limonado negaliu ten atsigerti kaip 40 kepenas, žinai. Ir tas toks, nu, aš primetu, kad man to nereikia. Aš bandau kažkur kažką, nes pas mane ir su rūkymu, aš, pavyzdžiui, nerūkau jo. Aš tokį pastatęs barjerą. Jeigu aš pradėsiu rūkyti, reiškia, kažkas jau pas mane vyksta negerai. Nes irgi mečiau, Dievas pašalino konkrečiai, žinau, kur anksčiau rūkydavau ir ten beleką galėdavau paskutinius rūbus parduoti, kad parūkyti atsimenu, o dabar nerūkau ir nėra jokio noro ir manęs netrikdo, iš vis netrikdo, žmonės rūko plomai, pašalino ir viską, atrodo kaip nukirto, atrodo kaip nerūkęs būčiau. Ir nėra kaip anksčiau prabundi ten naktį ryto, viskas, reikia cigaretės, ta panika, supranti. Tai dievulis pašalina. Aivaras narkomanas dar galėjo klausti? Aišku, galėjo. Jo, tai. Atsakė? Jo. O kaip to su 9 sekėsi šis? Daug jį turėjai, įtari. Gerai, 9 aš ten prirašiau iš tikrųjų. Šiaip daugiausiai buvo artimieji pagrindas. Buvo ir ten tų draugų pažįstamų. Vienu žodžiu, jeigu realiai iš draugų, tai gal su 3 žmonės padariau. Po to eilė žmonių iš vis nenori bendrauti. Net netrašo, net nepriema į draugus ir net nenori matyti kiti, vapšė nahu siunčia, atsiprašant. Tai dauguma buvo artimieji, bet kas liečia 9 žingsnius, tai aš irgi nustebau. Pradėjau ten susitikau šnekėti ir apie tai, žinai. Ir man sako, mums užtenka vien tik to, kad tu vapšė
atsičiūchinai pripažįsti, ką tu darėjai ir atvirai sakai. Aš sakiau, kad man iš vis pofig buvo, kad jūs čia mano artimieji, man pinigų iš jūsų reikėjo. Nu, aš tokiuose būsinose buvau, kad man reikėjo babkių tik tai ir man nesvarbu ten, ką jūs apie mane galvojate ir panašiai. Ir visi atsakymai, nei vienas artimasis iš tikrųjų iš manęs nepanorėjo jokios žalos. Sako, tavo žala, kad tu dabar nevartoji ir tu supratai, ką tu darei ir kur tu dabar eini. Mums vien tik nuo to kaifas. Tai, aš buvau iš tikrųjų nustebęs ir aš jau ten buvau pasiruošęs, atrodo, blemba, čia tiek kasekų, tiek reikės atidavinėti jo. Ir iš artimų, nei vienas. O kas liečia draugus, irgi, ten 3 draugai irgi to pačiu mąstymu ir iš vis, tai tiesiog nesureikšmina. Čia sako pinigai tik tai, o ne kažkokia tipo. Jo, įskaudinai, maladėts, atsiprašai. Aišku, yra vienas žingsnis, jo, kaip tik prie grupės, ten, yra draugas ir yra mučiūtė iš tikrųjų, bet aš toks, ten, pasvengrinai baimė čia, net buvau, kaip išrašinėjau baimės, ta baimė parašyta. Ir aš bijau ten, iš tikrųjų, ir bijau ir teisėsaugos, ir bijau iš tikrųjų ten bachūrų, žinai, nes ten suma tokia nebloga, ir kaipgi, eit tenais ir aš vis dvėjoju, kaip ten bus, ar jinai iškvies policiją, ta babutė, ar karočiui ten apšiai ten tas sūnus ateis ir ten apšiai po to, fik pamirkom, ten baigsi, žinai. Tai toks vienintelis šitas, o taip tie, kurie yra, tai niekas nenori tiesiog. Nenori bendrauti. Nenori matyti, nenori girdėti ir apšiai neįdomu. Ką tu ten darai ir, aplamai. Tiesiog, ignoras. Jo, į savo pusės dariau, bet ignoras. Ignoras, konkretus ignoras. O dėl to nežinau, aš ir su globėju šneku, sakau, gal ateis laikas, kad, nuspręsiu, bet dabar aš kažkaip, nepasiruošęs tą. Nepasiruošęs taip, kad aš antiek nejaučiu savęs stiprus, nes ten tokia situacija ir, gal čia baimės iš tikrųjų vis tiek aš tos baimės netiduodu Dievui ir, vis galvoju ten iš ankstinės nuostatas, gali tai būt, gali anai būt. Tai ir sukausto tas, daryti. Pasitikė Dievu. Šiuo atveju nepasitikiu iki galo. Pasitikiu savo mąstymu, tai čia taip ir yra. Pasakė, kad Tai žinau, aš tai paklausiu dėl to. Nesvarstau. Gerai. Ačiū tau. Jokūbas narkomanas, koks to nuomonė yra naudingiausias dalykas ar ten patarimas, kokias išgirdęs iš globėjo, ar šiaip grupė iš ko nors, kuris daugiausiai padėjo tau? Naudingiausias? Tu patylėk. Aivarą išgirdau. Ne, tai nežinau, čia taip išryškinti iš tikrųjų. Koks čia patarimas? Tai patarimas, susiras globėją patarimas. Susiras globėją, va tau patarimas. Tai, atrodo, koks aš bebūčiau, ką aš nežinočiau per gyvenimą, ką aš neėjęs. Ir atrodo, sako, susiras globėją. Ir aš galvodavau, globėją? Man pradės aiškinti, man reikės skambinti kiekvieną dieną ir klausyti, ką jis man ten sakys. Nifiga galvoju. Bet po to, kai pasakau, Dainį tokia būsena, kad supranti, kad taip nepravažiuosi, tai gal reikia susirasti. Ja? Tai čia toks ir patarimas. Tai ten patarimų grupių yra daug, iš tikrųjų. Ir aš daug ką galiu pasiimti. Aš ir dabar pasiimu, iš tikrųjų. Aš net ir Aivarui sakau, aš klausau jūsų. Atrodo, kaip knygoje parašyta, vis tiek nori pats išbandyti. Bet, aš su savo patirtim tai nenoriu daugiau bandyti iš tikrųjų. Ir aš kartais daug ką paklausau, kur jie papuolė, kažkur kažką darė, žinai. Ir kas svarbiausia, iš tikrųjų gal patarimas, niekur nereikia skubėti, aplamai. Imk nuo darbų iki nežinau iki ko. Viskas su laiku. Ir aš žiūriu juos ten kitus. Ir čia atrodo, čia viską turi, čia tą, čia šeimą, čia da. Ir aš kartais atrodo, norisi irgi, bet, tai nebūna taip, kaip mes norim iškart, supranti. Tai gal toks patarimas, jeigu tu nori kažkokios kokybės ir kažko, nereikia niekur skubėti. Bet geriau daryk nuosekliai, po biškį ir ką tau patiria iš tikrųjų patirtis, o ne tai, kad lemba sugalvojo, dabar viskas važiuoja į užsienį, užsidirbsiu pinigų. Aš tai jau šiuo momentu supratau, kad man iš tų babkių iš vis nieko. Vapšiai nieko. Ir kas yra tų pinigų? Guli tų pinigų ir kas iš tų pinigų?
Kad ten man viduje kažką galvoju suteikė, vapščiai nieko. Saugumo jausmą, va. Saugumo jausmą, ką aš jaučiu. Nu. Tai toks turbūt vat, geriausias, kad nereikia niekur skubėti. Skubėk lėtai, kaip sako. Skubėk lėtai ir viskas. Ir viskas bus. Dievas duos paliubomu. Paliubomu duos. Jeigu pasitikė ant tų dalykų, tai duos. Ant tų pasitikė, bet 9 žingsnį negaliu eiti. Tai va. Na, jeigu tu jau nieko paklausti nenori, tai dar kartą dėkoju pranešėjai ir primenu, kad tai, kad čia išgirdote, turi čia ir likti.